Gal kas ledų nori? Tik neimpuls, Kodėl? nes bus kaip mariuk. Puls lėtai, atsargiai, lydosi visi draugai. Sveiki, esu Kristina ir pragyvenimui kratau subinę. Nice. Kažkada turėjau normalų darbą. O normalų kokį? Žurnalistė. Žinau, geriau už subinę kratyti. Nieko nėra geriau už subinę kratyti. Bet čia galima žiūrėti subinę, ne? Tai čia taip ir reikia daryti. Kaip fainai, bet aš nežinau, noriu pasirašyti. Kaip? Ei! Gerai. Oh my god. Aš visą dieną galėčiau žiūrėti. Šiaip ir aš. Wow! Aš nežinau, aš tiesiog duodu pasirašyti sutartį ir viskas. Tiesiog parašai. Ne, labai faina ir iš tikrųjų. Gerai, toks asmeninis klausimas, o tu lovai kokia? Tokia pati wild ar kaip tik? Aš prie treniruotės atidirbu. Aš grįžtu namo, aš sakau viskas. Namuose nebėra energijos. Ne. Aš juokauju. Pasirašom dar vieną, aš atsiprašau. Ačiū. Gerai. Sakė. Prisistatykit. Atėjau čia, kad pademonstruočiau savo catwalk. Ok, tai kažkur mokėtės, turit patirties. Taip, turiu patirties, esu būrelius lankęs, filmavausi reklamose, turiu ir kino patirties. Koks ūgis? 1,61 m. Nestandartas. Tai dabar iš vis tie laikai yra nestandarto laikai, jeigu ką. Čia legalu jau? Nu, man atrodo, nuo 18, ne, Hebra? 3 dalykai, kuriuos pakeistumėt pasaulį, jeigu galėtumėt. Šiaip iš tikrųjų geras klausimas, nes čia su modeliavimu labai susiję. Jo. Neskubėkit, pagalvokit. O su persikais žiauriai geri, aš pirmą kartą ragauju. Nu, atsikasti. I'm a Barbie girl. Žiauriai gražiai atrodo. Ir ta pakuotė, sakau, jinai tokia vintažinė. Labai kietai, kad sugrąžino Puls. Tai išvalyčiau vandenynus ir paaukočiau fondams. Bet tai nebūtų gaila atiduoti savo pinigų uždirbtų. Ne, nemanau. Kiek uždirba modeliai? Daug uždirba modeliai? Jeigu profesionalus, tai jo. Jo, bet čia labiau iš reklamų, ar čia labiau už tas paslaugas? Ir iš reklamų, ir iš catwalk. Gerai, Odilija, ačiū. Mes pagalvosim, va jums dar paguodos prizą. Ačiū labai. O jūs ledus kandat, matau, ne? Būna kiti čiulpia laižo. Kiekvienas pagal tave, kaip skaniau, jo. Aš nemeluoju, prisiekiu. Aš 2 geltonus citrininius turiu dabar kamerai. Vakar nusipirkau. Aš Puls visą laiką palaikau degimą. O man Ta prasme, 2 pastoviai klasikiniai yra. likę yra. Ir aš lydausi vėl. Gerai. Puls. Taip skanu, kad žmonės išsilydo. Jeigu turit saulės akinius, geriau užsidėkit, nes žinokit, gali sprogti akis. Nu, pažiūrėsim. Aš vaidinsiu siužetą. Kiaulpienės apdulkinimą. Važiuoja. Bitės, apdulkinkit mane. Vyksta apdulkinimas. Išdulkina. Pienė pražydo. Kaip šilta, kaip gera. Net nusiremčiau, bet nepatogus. Jie nuskina. Kas atsitinka? Nuvysta. Aš norėčiau, kad dar kartą pakartoti. Tu darai, kaip tu darytum. O jeigu tu iš tikrųjų darytum kaip pienė? Jie neraudona, kodėl? Nes dabar laisva Lietuva. Nuvysta. Mes su jumis susisieksim. Šiaip mums labai patiko, bet mums reikia Jo, pagalvoti. labai patiko. Labą dieną. Ai. Gal ne visai pavyko apdulkinti ir teisėjus. Manau, kad buvo visai neblogai. Ačiū labai. Tai bandysim jį ką kitais metais. Labas. Labas. Koks tavo talentas? Nu tai vaidinti. Nu mano svajonė yra ir filmuose, ir Hollywood. Ką tu nori užsiimti, kokiu žanru, komedijiniu, dramų? Aš viską manau. Viskas. Su dideliu noru tu viską gali. Tu nemanai, kad tavo range'as yra, atsiprašau, komedija? Aš manau, kad iš to reikia išlipti. Mums reikia kažką pamatyti. O galbūt meilės scena kažkokias turi, aš nežinau. Tik tai tu gali pabūti jos balsą. Gerai. Jo, jūs tai ne komedija, o rimtas Jo. filmas. Vyka. Tu net neįsivaizduoji, kiek tu man daug reiškia. Nesąmonė, kodėl tu šneki tokiu literatūriniu tekstu, nieks taip nešneka gyvenime. Čia Vyka atsakė ir Nita. Vyka! Ai, Gerai, pabandom dar kartą. Viktorija, tu iš vis dabar išėjai, aš nesuprantu. Tai tu prisidirbai. Ką aš prisidirbau, kad vakarė negrįžau? Supranti, tu mane išdavai su juo. Kas ką išdavė? Tai jo, kodėl aš tau turiu atleisti? Todėl, nes aš tau jau kiek kartą atleidžiu. Iš vis aš dabar galvoju, na, kai aš tai iš atsiprašinėjai, tu manęs turėtum atsiprašyti. Koks jūsų talentas? Bandyto atrasti save. Bandito trasa? Taip. Palauk, tai talentas koks? Beveik viską turbūt darau gerai. Alų gert mokė. Gubernijos nealkoholinio čempionatas. Lukas ar Petras? Į sveikatą ir 1, 2, 3. Lukai, tau pranosi gazas. Aš jau čia raugiu su... Ai, davai, nu tai ką tu čia? Blet, yra. Kur nupilt? Dar turi? Aš būčiau jau senai išgėręs. Gerai, tu laimėjai prieš mane, dabar su Nagliu. Gerai, 2 alaus iki malonaus. Žiūrėk, jisai, glotkiai, jisai pradėjo. Gubernijos nealkoholinis.
Gubernija yra seniausia lietuviška alaus darykla ir šiais metais švenčiame 360 metų jubiliejų. O, blek. Prokistoj putus. Seniai, vaik, turi greičiau už išgerti. Jis viskas. Plabakai. Zaibys salutis. Gubernija nealkoholinis ekstra lager. Puikiai atgaivina, skanus aukso spalvos apinių aromatas. Puikiai subalansuotas apinių kartumas ir salyklos saldumas, pripažintas tarptautinių ekspertų. Gaidelis mano draugelis. Gaidelis yra visų draugelis. Pats pasakė. Oi, nu gerų pririnkai. Ką žinau, žiūrėsime, prasme, čia dienos Nu, tai gal ir aptarimas. aš prisidėsiu prie jūsų Ir tu, Edmundai, nori veiksmų. Taip, tai aš Nu gerai, važiuojam. porą anekdotą papasakosiu. Anekdotų. Davai, Edmundai. Pirmą kartą girdžiu tave šnekantį šiandien. Nu, taip, ateina kaimynas. Klausia, Antanai, tavo karvė rūko? Sako, ne, nerūko. Tada Antanai tavo tvartas dega. Pagavai ar ne, Bairį? Aš tai pagavau, bet ar tai yra juokinga? Berniukas skambina tėvui į darbą, sako, tėveliai kačiukas ant kilimo pridarė. Paimk skudurą ir nuvalyk ir mane skambink. Po kažkiek tai laiko vaikelis skambina, sako, palauk, pas mamą atėjo kažkoks tai dėdė. Aš pažiūrėjau raktas skylutė, jisai kelnes manosi. Jeigu jisai pridarys, aš nevarsiu. Turim, tai tu praeini į kitą etapą. Visą dieną žmogus kaupėsi ir padarė. Žinau, ką tau padovanos. Spėk, kas čia. Faržas! Pols ledai. Mama tai tik faršą ištraukė iš šaldiklio. Ačiū, Pols. Gal kas ledų nori? Tik neimpols, Kodėl? nes bus kaip Mariuk. Pols ledai atsargiai, lydosi visi draugai.